Sveiki visi. Taigi šiandien nusprendžiau pradėti kaip ir pirmoji video šiais metais su turbūt savo vienu iš pirmųjų modelių, kuriuos nusipirkau ir po šią dieną vis dar jie guli pas mane lentynoj. Tai šiuo atveju tai yra Taimijos 32 mastelio Corseras. Šiaip man labai patinka Corserai kaip lėktuvai. Tai aš labai seniai norėjau būtent didelio Corsero, nes man jie gražus. Ir pamenu, tada rašiau tais modeliukams LT, sakau, atvežkit man Corserą su viskuo, kas jam yra pardavime. Tai taip biškelį paklapsėjo akim, paskrasavo. Sako, nu gerai, atvešim. Tai čia bus Corsero Taimijos review, Eduardo Corserui papildų review ir dar visokių kitų nesąmonių, kuriuos čia prisipirkau jam ir nežinau, aš juos panaudosiu. Bet pažiūrim, ką galima dapirkt vienam modeliui maksimaliai turbūt. Tai man pasisekė, kad dėžė yra pakankamai talpyta, aš sugebėjau sukišti viską taip į tą pačią dėžę. Taimijos dėžė šiaip labai fainos. Ypatingai jų ten tos Gold Edition, tie tokie su pauksavimu, būna atseit rimtesni modeliai pagal jos. Tai dabar ką aš čia turiu iš papildų? Tai iškart matau turiu Eduardo Bixiną. Tai yra komplektas dalykų, kurie aš tai čia nupiešti, apžiūrėsim atskirai. Tada turim čia esančius dalykus komplekte, nežiūrim, čia komplekte, knyga komplekte, tada turim 3D, apsižiūrėsim, tada turim metalo dar gabalų, nežinau kodėl tiek daug, bet vėl apsižiūrėsim. Turim maskės, nežinau kodėl aš jas turiu, bet jos liktais yra jau rinkinyje ir taip. Tada turim stencilus, čia yra rimtas labai dalykas ir labai įdomus, taip pat apžiūrėsim. Dar metalo turiu nupirkęs, pabėgę. Ir dar kažkur aš čia turiu jam iš vieno tokio 3D detalių gamintojo Aniz nusipirktus failiukus ir atsispausdinęs jam detalės. Taip žiūrim pradžioj detaliau, sakykim, kas čia pas mane jau dabar pririnkta šitame visame jovale. Pradedam gal nuo paprasčiausių dalykų, kas čia yra labai aišku, tai yra Redfoxo 3D skydelis. Labai man patinka tie 3D skydeliai, daug laiko sutaupo. Pasižiūrėkim kaip nors arčiau, bet žiūriu, kaip man jisai čia jau nuo senumo šiek tiek byra nuo šito lapo. Jie tiesa yra be klijų, jie nėra lipdukai čia, ne lipdukas čia yra 3D dekalė, bet irgi kaip ir ne dekalė, detalė tai būnė. Čia tiesiog yra 3D detalės, kurios yra spalvotos. Tai štai taip atrodo jie iš arčiau. Šiaip ganėtinai neblogai tie dalykai vis laik, man atrodo, visos iškilusios vietos tikrai iškilusios, visos rankinėlės jos aiškiai iškilusios ir be abejo jos yra spalvotos. Kas, kaip sakiau, tinginiam kaip aš labai padeda greičiau surinkti modelį. Tai nereikia rinkti gal metus kelis ar kiek, tiesiog sudėjai, aplink apsidažėjai ir dalykas kaip ir gatavas. O kad jau pradėjom apie interjero dalykus, tai iš karto rodau, ką turiu dar. Dabar čia toks keistesnis reikalas gaunasi, kad dubliažas visiškas. Turiu taip pat interjero to kabinos detalės. Ir čia turim skydelį, kurio aš nenaudosiu, nes aš nuo metalų jau, sakykim, taip nulipau, jau aš stengiuosi nebenaudoti, jeigu turiu šansą naudoju būtent tos 3D. Nors čia irgi iškilę, bet nėra tiek iškilę, kiek aš norėčiau. Bet kodėl šitas buvo pirktas, tai buvo pirktas dėl su kitų detalių, kurios čia yra ir kurių nėra tame komplekte. Negana to, kad čia dar yra dalykai, štai yra
čia dalykai. Gaubto, laidų ir visų kitų detalizacija papildoma. Gaunasi, kad vėlgi norėtum nusipirkt gal tik tai šitą, bet, na, jie negamina visiškai atskirai tik tai šito, tai su kažkuo. Kaip ir čia yra eksterjero dalykai, kurie gal su kažkuo dupliuosis. Kaip ir čia yra diržai, kurie gali būti, kad su kažkuo dubliuosis. Kažkaip minėjau, tai Mija lygtais duoda tame komplekte būtent metalinį skydelį, tai, na, tiesiog pasižiūrėsiu, kuris gražesnis, tą ir pasinaudosiu. Bet tai buvo apsinai, dar nieko aš ten nelabai supratau apie tos spreidus, viskas buvo metalas, metalas buvo jėga, tai pirkau viską iš eilės. Tada turim variklio detalizaciją papildomą, čia yra gaubto rėmo, sakykim, taip kaip čia pavadinti dabar, karkaso kiaura struktūra, kurią bus galima atidaryta pilnai, jeigu aš teisingai suprantu, nes lygtais taip buvo planas kažkada. Čia vat kitos dalis, to pačio variklio atidarytos su tais vat įgilėjimas, kad jis būtų, na, toks, kaip čia realistiškesnis, pavadinkim taip. Tai va, čia yra viskas į dubę, o čia yra aukščiau. Na, duoda tokio realumo. Tai metalais čia atgyvena iš tikrųjų, iš esmės visi jau apie metalus mes esam girdėję ir ne kartą, bet dabar einamės į 3D laikus. Čia dar pas mane 3D dalykų nėra, yra vadinama derva. Derva ir 3D iš tikrųjų tas pats, iš esmės tik jų išliejimo principas kitas. Yra 3D spausinti dalykai, yra dervalieti dalykai. Spausintuvas 3D jisai nelieja, jisai kietina detalės sluoksniais, o liejimas jau vyksta, na, kaip metalo liejimas ir lygiai taip pat užpilama forma, šios gaunamas dalykas. Taigi dabar Bigsinas yra toks rinkinys, didelis skaitosi, dėl to big, kuriame yra krūva visokių ten tų dalykėlių, kurių vėlgi greičiausiai turėsim stiprų perteklių, bet, na, buvo labai įdomu. Ir kaip sakiau, labai myliu šitą lėktuvą, tai pasižiūrėkit, kiek čia yra visko. Tai pirma, kas mūsų susiduria, tai yra ratai. Ratai ir maskės ratam. Štai yra jų instrukcija, kaip jį turi atrodyti. Ratai yra su svoriu, imitacija, kad svoris yra. Toliau mes turim čia atseit teisingą propelerį, teisingą galvą. Na, čia toks irgi mano požiūriu perteklinis labai dalykas. Na, bet vėlgi, komplektas, tai komplektai buvo. Kas yra labai fainai, tai duotas netgi gaidas tas, vadinamas trafaretas, kurį galima teisingai susidėti teisingų kampų tas mentes, bet tai mes jeigu dėtume šitą reikalą su originaliu detaliam, kuris duotos rinkinė, tai šito nereikėtų. Bet va, Eduardas čia pasistengęs. Toliau, kas man įdomu buvo, dėl ko aš čia labiau rinkau, tai būtent vidus. Tai va šitas man buvo įdomiausias dalykas iš šito viso didelio rinkinio. Tai yra šitos kabinos detalės. Čia jų yra šiaip labai daug, tų detalių. Aš jau esu rinkęs Wildcat su tokiais vabairiais. Tai ten labai daug buvo ką veikti, bet aš rinkau liktais Aeres, ar kaip jis ten vadinasi, gamintojo tos, šviečia, tos 3D, ne 3D, dervos lėjinius, kaip jūs pavadinti, papildus, tai būnė. Tai ten buvo reikalų dašvėjais, tai jūs patikėkit manim. Dabar čia kaip su naujo ir fikso Messerschmittu, jeigu darom variklį mes uždarą, reikia tam tikras detalės sušveist, nes kitaip variklis netelpa. Tai yra daryti dėl to, kad tiesiog neina išlieti tokio planumo tų detalių, kaip
turėjo būti pagal realybę, tai jie davė opciją arba daryti uždarus, arba daryti atidarus variklius. Ir tam turi kažką paaukoti šiek tiek. Toliau yra variklio detalizacija, kas irgi yra labai gerai. Na, detaliais variklis laik smagu, nes jisai vis tik matysis šį čia. Taip pat jiem papildų yra metalų. Na vėl, čia kiek iš čia pasinaudos, matysim, nebus čia kažkas labai daug. Tiesa, sakykime, man tie metalai, kurie eina žvakiams ir degimui, paskutiniu metu nelabai patinka, nes jie mato, kad jie plokšti. Ir ant 32 mastelio aš norėčiau vis tik dėti laidus, bet kaip čia reikėtų juos padaryti? Paprastai įmam ir daryti, bet tai čia vargelio. Tai nežinau, ar užsiimsiu, bet tokią mintį vystau vis pabiškį, kaip čia ką reiktų daryti. Čia patys siūlau, susidėkit savo laidus, atseit, tose vietose apsidailinkit, bus jums gražu ir matysit laidą, o ne plokščią detalę. Gal ir neblogas toks variantas, bet kas čia patinka, tai yra labai gražus, detalizuotas, šitų žodžių flepsų vidus. Per daug iš tikrųjų čia detalių, realiai per daug ir per daug to detalumo, pusės šito, ką aš čia dabar darysiu, nesimatys, bet aš modelį išsipirkau savo dėl būtent tokio išsikalinėjimo, kitaip nepavadinsi čia. Žiūrim, kaip atrodo dabar tie visi dirviniai reikalai. Derva yra šiaip pakankamai bjaurus dalykas, nes su ją nėra smagu dirbti. Bet turbūt su derva dirbti yra smagiau negu dirbti su 3D. Kodėl? Todėl, kad pirmoji eilėj visas šitas reikalas, jisai nesiklijuoja su įprastais klijais, aišku, mums žinomais plastiku. Čia yra derva. Reikia klijuoti su momentu, to vadinamo superglų. Cianokrilatų dar normaliau šnekant. Ir viską plus dar reikia išsipjaut. Čia jau liejimo tokių dalykų yra visą laiką pas juos, labai daug tvarkymo. Taip pat reikės greičiausiai irgi apsiplaut, dar labai graži nelė išlieta. Čia gal ryškės negu tie 3D, tai gal reikės vietoj 3D šitą naudot. Derinsimės, žiūrėsimės, kur kokie dalykai geriausi, pasilyginsiu tada, kai darysiu tarpusavyje. Štai tokie dalykai. Iš čia atrodo aфиgenai. Tikrai man gražu, bet tada aš kampu pakreipiu ir aš matau, kad tenais yra, vis tik liejimas, čia yra ne laidai. Tai šiek tiek liūdna, aišku, jisai vis tiek savo funkciją atlieka, jis man tą įspūdį sudaro, nes tu matysi taip ir jisai atliks tą vaizdelį, jeigu jos padarysim tik paviršiui, o giliau bus žalia prieš tai nupurškus, tai jisai kaip ir atrodys teisingai. Čia jau kaip ir matosi, kad yra atskirai, čia bus galima šiek tiek pasidraskius tas vietas matyt, bet kiek čia matysis? Beveik nesimatys. Tai nesitikiu per daug čia pridaryti kažko. Taip jau sakant. Tai detalės visos iš esmės, sakau, tikrai labai gražios, labai tas liejimas jų man priimtinas, tik tiek, kad viską čia, kai reikia nupjaunėti su to pjūklu, tai čia būna ir dulkės, o dulkės nuodingos, jų reiktų šiaip neuostis stengtis. Daug atsiranda to papildomo dalyko, kurį aš mėgstu dažniausiai išvengti, bet vis laik kiekvieną kartą vis darydamas modelį prisidarau tik daugiau. Nežinau, gal man taip gaunasi. Noriu ko paprasčiau, bet gaunasi vis laik. Čia taip pat irgi labai gražiai palėti tie šonai. Čia jau laidai ne tiek daug pakelti, bet jie vis tiek pakelti, bet kaip sakiau, nėra opcijos išlieti laido, kad jį būtų galima išimti to iš formos. Jeigu bus kada įdomu, kaip tas dalykas veikia lietuviškai, tai ten bus galima pasiimti kokį ir fikso video, parodyti, kaip tas atrodo tos formos ir kodėl atsiranda tam tikri niuansai. Nieko čia sudėtinga, bet jeigu įdomu, kodėl.
Tai va, tai turim krūvą, va tokį maišų, čia yra vidaus vien. Tada turim, aišku, pilną va čia to pačio. Aš kiekvienų detalių gal netrauksiu, turim mes čia šlangelių, visokių užpildų, visokių prietaisėlių, detalesnių. Čia turim variklio vat galvas, labai gražiai išlietos. Na, bet čia to reiktų tikėtis iš dirvos liejimo. Tada variklio, toliau centras va. Labai norėčiau pažiūrėti tos plepsus variklio, kaip lietuviškai. Nu va, apie ką aš kalbėjau, kas man tikrai labai gražu, bet nesimatys čia nieko, iš tikrųjų surinkus. Nu kaip, matysis labai minimaliai, bet aš žinosiu, kad ten yra, taip sakant. Tai ties turi pasidžiaugiam. Propeleriai be abejo, jie tas va, štai va, tas gaidas, kur sakiau, kur bus galima dėti tą mentę teisingai. Ratai su kaip ir svoriu tokiu labai minimaliu, nes, nu, čia nebabonešis. Ir tiek čia tų žaislų. Žiūrėjom toliau dar šiek tiek. Tai prieinam prie 3D, kurios pirkau internete. Aš pirkau čia tik failiukus, bet galim nusipirkti reikalą ir aišku gatavą iš jų. Tai yra patobulintas šiek tiek gaubto rėmas kartu su detalėm, veidrodžiais. Tai čia labai pigus buvo atnaujinimas, toksai, nu, kaip papildas. Ir ėjom tada pirkt maskių. Dabar be abejo, maskės yra stiklam, čia nemanau, kad čia yra apie ką kalbėti. Tiesa, yra keli variantai maskių. Ši čia, iš tikrųjų, aš nebeatsimenu kokios jos, bet yra variantai dažniausiai tokie, kad yra vidinės maskės ir išorinės maskės. Čia aš, jeigu gerai supratau, tai čia yra tik tais vidinės maskės. Nes tada dar nelabai kažkaip rašydavo, kad tik tais vidus, tik tais išorė, dabar jau rašo tik tais vidus, tik tais išorė. Tai taip, mes čia turim vidaus maskavimą. Šiek tiek, nors ne, meluoju. Čia ir vidus, ir išorė. Teisingai. Tai va, dėl ko aš pirkau šias maskas, dabar net buvau šiek tiek pasimetęs. Sakykime, dideliam moduliui, kai mes dažom stikliukus, tai jeigu mes norime, kad iš vidaus žiūrint stikliukas būtų teisingos spalvos, tai mes ką darom? Mes užsimaskuojam išorę, nudažom vidinę spalvą ir tada tik dažom tą išorinę spalvą. Tai tada prisišviesdamas stikliukas, nu, kiaurai mato tą teisingą spalvą ir atrodo kaip ir neblogai, bet tiek, kad vidus yra blizgus baisiai. Šitas dalykas leidžia mums užsimaskuoti iš vidaus, nusidažyti, tada atrodys kaip tikresnis rėmas, matinis, ir išorę taip pat užsimaskuoti ir nusidažyti. Tuom čia jos tokios mandresnės, sakykim taip, bet ir tik tiek. Tačiau aš išsimėginau jau ne kartą ir vis tik priejau išvados, kad nieko nėra geriau vietoj dekolių, kaip taip pat maskės arba trafaretai. Dar kitaip jie vadinasi stencilais liktais, taip. Ir labai pasisekė pigiai susirast, nusipirkau aš juos irgi. Čia tiesa yra vėlgi dubliažas, nes šito modelio detalės rinkau aš per kelis metus, nu, jau daugiau negu keli metai iš tikrųjų, kaip aš čia viską vis kaupiu. Tai dabar matau, kad yra štai kabinos, markiravimo be abejo, juostos langeliai, žvaigždžių stencilai ir visa kita. Tai kas čia per velniai? Dabar čia labai paprastas dalykas, tai
mes turim išpjautą maskavimo juostą su tuo trafaretu. Mes užklijuojam priklausomai, kurią pusę dažom, arba išorę, arba vidų, ant lėktuvo ir tiesiog vietoj dekolės uždažom tikrą spalvą. Tai daiktas atrodo tikriau, nėra blizgėjimo, šansų ir panašiai. Čia tik kas man šiek tiek užkliūvo pas būtent va šitas maskės, nuo to, kaip, sakykime, darau aš, nes aš šitą dalyką pradėjau irgi daryti, tai neduotas yra pernešimo popierius. O pernešimo popierius daro toks dalykas, jis yra užklijuojamas ant viršaus dažniausiai ir su juo nusiėmi tik tai, kad tau reikia ir kiaurai matydamas užsidedi ten, kur tau reikia. Tada nuimi pasilieka tik tas, kas tu nori. O čia reiktų jau imti su pincėtu po vieną detalę ir klijuot. Nežinau, nelabai skamba skaniai ir maloniai toksai vat variantas. Tiesa, čia tų vat maskavimo lapų ir duota kaip ir nemažai, bet nepanašu, kad bus labai reusable. Šitie reikalai, būtent šito maskavimo yra reusable dažniausiai, o geltono maskavimo popieriaus ne, nes tiesiog jis dažniausiai suplyšta. Tai va, tiek yra iš papildų vien tik tais vienam modeliui. Yra jam dar ten ir raketų 3D ir ten dar visokių tais navarotų, bet šitam modeliui tikrai aš raketų nedėsiu, man jis nesižiūri su raketom visiškai. Ir daugiau aš jam nieko nebepirksiu, nes šį ir taip yra iš tikrųjų stipriai per daug pripirkta. Taigi pasižiūrim dabar jau į patį modelį, ką duoda Taimijos vienas, na, kaip čia, pahausuotų dėžučių. Tai va, kaip minėjau, štai yra Taimijos nagla dėžė tokia vat. Čia iš tikrųjų turėjo gulėti turbūt šitai va šičia priklijuota, nes čia atsiklijavo kažkas. Tai gali būti, kad čia jinai ir buvo priklijuoti, va tie va diržai ir šitie ir metaliukai, nors čia rašo, kad čia Eduardo jie yra, bet žinau, kad yra kažkur lygtais ir pačios Taimijos čia navaračiukai. Dabar, kas fainai pas šitą Taimiją yra, tai tokie maži dalykai, kaip gražus jo lapas išdažymo su aiškia instrukcija. Mes aišku variantą darysim kažkada, kai darysim šitą. Tiesa apie darymą, tai kada aš jį darysiu, aš nežinau. Kaip sakiau, čia yra turbūt ilgiausiai gulintis modelis pas mane lentynoj. Ir aš šiek tiek prisibijau, kad tiek prisipirkau, dabar bijau aš jį rinkti. Tai taip ir gaunasi. Geriau rinkit iš karto modelius nusipirkę, po to taip ir gaunasi. Taimija, vat, kad duoda, tai duoda tikrų aprašymų ir fotografijų tokią va knygelę kartu su modeliu. Kas va duoda šiaip labai nemažai to tokio premium, sakykim, tokio jausmo, kad va čia yra šustresnis dalykas. Yra labai fainas dalykas štai čia, tai yra paaiškinti skirtumai tarp visų versijų, kurios buvo. Turime nuo netgi prototipo pirmojo pasirodo iki 7 versijos. Labai aiškiai pažymėta, kas skiriasi, kas kokie buvo skirtumėliai. Vat Birkage'as atsiradęs, pasikeitęs ir panašiai. Tai 1, 2, 3, kaip gaunasi, va taip čia jie surašė savo tos variantus. Toliau aprašyta, kur kokios detalės buvo tame lėktuve. Taip pat, kaip, sakykime, matėm panašiai, kaip Zukimura lygtais darė. Kaip minėjau, fotografijos ir kaip netgi lenkėsi ratas, kaip jisai ten įsivažiuoja. Kalbant apie ratus, tai šitas modelis turi opciją ratus susilenkt ir išsilenkt jau surinktas, lygtais taip. Ir šitas modelis turi opciją būti sulenktais sparnais. Tas sparnais arba darai arba surinktais, arba ne.
Aš turbūt darysiu hybridą kažkada, tai aš darysiu vieną sparną užlenktą, kitą ne, tai ten šiek tiek reikės papjaustyt, paburt, bet aš norėčiau, kad būtų būtent toks variantas. Nes pilnai išskleistas gražu, taip, bet aš noriu matyti tą struktūrą. Man gražu. Iš knygos prasmės, tai aš turiu nusipirkęs dar vieną knygą be abejo apie tą Corsairą, kur daugiau yra fotografijų duota. Na, bet apie tai jau gal kai modelį kažkada gyvenime rinksiu. Kada tai bus, kaip minėjau, nežinau. Duotas stovas, galite modelį pasikabinti ir padaryti taip kaip skrendantį. Kas, na, šiaip fainai, iš tikrųjų, aš skeptiškas tokiem reikalam paprastai kažkodėl, bet esu matęs jį pakabintų ir galvoju, tai ir vietos gražiai staupo, ir šiaip pasitros kaip toks, kaip, parodomasis dalykas. Dėkolių čia nėra kosmiškai daug, tačiau yra su jumis štai, jeigu man išbėgs tos papildomos, kurios, kaip sakiau, yra va štai čia. Tai jie duoda savo maskės, tačiau tas maskės reikia išsikirpti patiem, jos yra neiškirptus. Tai jie duoda tik tais atspausintas formas, neiškirptas maskės. Tai toks niuansėlis mažutis. Be abejo, turime pradinukų gaidą, nuo ko pradėti ką daryti. Tai čia tikrai modelis ne pradinukam, jokių būdų. Turime ganėtinai storą knygą. Ir knyga, kas man buvo šiek tiek irgi vėl keista, aš, prie instrukcijų užkabinėjęs. Nes instrukcija yra vienas iš tų dalykų, kuris turėtų būti vienas svarbiausių, kadangi nuo instrukcijos priklauso, kaip žmogus gali tą reikalą rinkti. Tai pradžioj galvoju, kad čia bus va taip, bet iš tikrųjų ne. Tai Mija nesusidirbo, jinai, sakykime, atspausdino viską į knygą ir surišo teisingą kryptimį. Tačiau instrukcija, kaip ir aišku modelis, jis nėra naujas, instrukcija yra nespalvota. Detali labai, turiu papražinti, yra pieštinė. Detali, su labai daug žingsnių, nieks nėra užgrūsta per daugiausiai. Yra tokių padauginta, sakykime, vietų, bet tai yra neužgrūstas modelis. Ir, kaip sakiau, yra pasirinkimas, kada naudot kam ką. Jeigu naudosim pakabinimą ant stovo, štai čia rašo, kad būtinai padarykit šitą, kad jį laikytų. Ir panašiai. Variantai su lenktų vairu, kaip daromas. Na, šiaip, sakau, modelis šitas yra ganėtinai sudėtingas iš savęs kaip modelis, nes jis turi tiesiog daug opcijų, reikia labai sekti instrukciją. Bet įdomiausia, aišku, yra šičia. O, štai radau, tai Mijos. Tai Mijos papildus. Tai va, tai Mija duoda diržus. Diržus duoda paprastus, nes plotus, tai čia visai galim nustažyti. Duoda šiek tiek detalumo savo sparnam, bet labai beisikų, sakykime, taip paprastai. Tai diržai čia irgi atrodo šiek tiek gal storesni, negu turėtų būti, bet, na, mums nebesvarbu, mes turim savo papildus. Tai čia turėjo būti šičia, bet turbūt jie tiesiog per laiką išplyšo, nes, kaip ir sakiau. Dabar aš tikrųjų šito modelio dar nebuvau pats visiškai labai gerai apsižiūrėjęs, taip čia man bus šiek tiek naujiena pačiam. Pasižiūrim iš arčiau. Dabar, kai paėmė štai Miją vis laik į rankas, tai yra, nežinau, čia vis tiek kažkaip yra kitaip. Jūs pasižiūrėkit iš karto štai va čia. Iš to kostiumo net sunku matytas kniedės, bet jos yra ir jos tikrai tvarkingos. Jos nėra kažkokios ten super gilios, jos nėra labai ir neperyškios, kaip čia pasakyti. Va. Labai subtiliai, labai lengvai, bet iškniedyta viskas. Visur. Labai smagu matyti būtent tokį pasistengimą ant modelių. Tekia čiupinėti ne vieną, jau tų modelių ne du, tai tai Mija turi savo. Na, šiaip garsėja, kad daro modelius kuo paprasčiau, bet detalumo prasme, vis tiek jie pasistengia. Na, aš nežinau, kaip kiti nesugeba kartais išlėti, kaip jis sugeba tai Mija. Štai kitos detalės, tai čia yra variklio gaubto, gerai suprantu.
Nu, pasižiūrėkit, kur reikia iškylios, kur reikia įgilintos kniedės. Nu, argi negražu. Tokios mažytės čia turbūt, jeigu per dažą perpilsit, jūs pradings. Bet tai čia jau reikės būtent ir pasistengti, kad tai nedingtų. Tai čia turim būdų variantus su sparnu, tai vat sulenktų sparno variantas. Gaila, kad jisai, neveikintis. Aišku, gal čia nemažai aš noriu dėl to, kad būtų veikintis, bet vis tiek. Ir yra išskleistos sparno struktūrėlė. Taip pat turim štai čia, sparno nerviūras einančias. Sparnas reiškia bus labai stiprus, nes čia, padaryta taip jau nejuokingai su tokiu, čia, sakyčiau, net šveleris į sparną toks įkištas. O detalumas vėl, čia yra Tamiya, čia nerandu aš jokių liekanų kažkokių, kurios iš karto kliūtų už akių. Nematau aš pušmarkų kažkokių žiaurių. Jų yra, be abejo, bet jie, man rodos, ten, kur jų nesimatys modelis surinkus. Į komplektą Tamiya davė žmogeliukus, vienas variantas yra stovintis šalia lėktuvo, kitas variantas yra sėdintis. Šitą reikalą mes išmesim. Turim štai tokius du vienodus slėnius, kur gaunasi, kad turime 4 mentės ir panašu, kad iš abiejų pusių padubliuoti galiniai sparnai. Dabar pradžių pagalvojau, kodėl čia taip padaryta. Čia padaryta greičiausiai dėl pušmarkų. Viskas yra padaryta, kad išsipušintų ne ant matomų vietų. Nors, aš kai gerai žiūriu, aš tam tikras dalis matau kiaurai prisišviečiant, bet turiu norėti pamatyti. Įdomu. Turim štai dar ir čia yra taip pat dar menčių ir matau, kad jos liktais kitokios formos. Tai būtent tie, kas labai mėgsta rinkti kiek įmanoma tikslinius modelius, manau, šitai įvertins, kad yra pasirinkimas ir tai yra atsižvelgta. Turim ir patį fiuzeliažą. Tamiya įdomiai čia irgi padarė, jie padarė užmovimo vietas būtent. Tai šiaip įdomu, kodėl. Yra tai, kas taip daro. Ir matau taip pat 2 skylutės, tai negi čia bus sukama viskas varžtais. Aš tiesiog neatsimenu. Bet dydžio prasme mes jau maždaug matome, kokio dydžio bus šis lėktuvas, tai ganėtinai nemažas. Aišku, vėlgi, aš turiu parodyti, nes tai yra kažkas jau tokio. Jeigu tik kamera sugebės sufokusuoti, tas visas nuknėdytas korpusas. Jėga, aš be komentarų. Švariai, nežinau kiek teisingai, bet kad gražiai, tai tikrai. Taip pat ir pilvas. Ir štai čia mes turime stikliukus. Tai aš dažnai stikliukus apžiūriu pas modelius, ar jie nėra kažkokie tais apsiblausę ar defektuoti. Tai kiek man teko čiupinėti pas Tamiya, tai buvo visą laiką vieni geriausių stikliukų. Ir mes šitą galim pasižiūrėti, kaip kreipia. Kreipimo yra, be abejo, bet reikia prisiminti, kad čia viskas lenkta. Viskas gaubta. Ir turim galvoje, kad viskas gaubta, tai čia vis tiek, vis tiek gražu. Tiesa, skaidrumas yra išvis, neapsakomai geras. Net sunku parodyti, nes, jis tiesiog nerealus. Va taip reikia daryti stikliukus. Aš įdėjęs pirštą į vidų, atpažinsiu, kad ten pirštas. Be jokių nesąmonių. Turim tiesią detalę. Tai tiesią detalę ar gaubę. Tai šitą. Gal kažką ir matom, bet realiai tai nelabai. Va jums ir Tamiya. Tamiyos sparnas.
Nu, sparnas tai Corsair, bet gamintojas tai Mija. Nelabai turiu net ką pasakyti, nes tiesiog žiūriu ir pats mėgaujuos šituo grožiu. Nes tai atrodo tiesiog gerai. Gal, sakykime, aš čia dėl to, kad man patinka tas lėktuvas, nu nežinau, bet įsivertinkit patys. Visą šitą taip iššaudyt kniedėm. Nu, buvo pasistengta. Bent jau tiek, tai tikrai. Toliau, vidus irgi iš tikrųjų šiek tiek nustebau. Tiesa, matau, kad kėdė tai visiškai netokia ir gal nesai tokios formos, kaip, sakykime, turėtų būti, bet tai čia vėlgi detalės. Bet vat kabinos štai aparatūra visa, kaip čia parodyt, irgi labai ryškiai iškilus. Čia tiesa nėra laidų pravesta, palikta tiesiog taip tuščiai. Jie gali būti ant viršaus. Na, viską gal neapžvelginėsim, nes matau, kad visiškai daryti neverta, nes tiesiog viskas yra ledas, kaip sakant. Ir štai vadavė dalis, kuri pas man yra nupirkta papildomai, tai yra variklis. Ir žiūriu aš tą variklį ir natūraliai kyla klausimas. Tai ar reikėjo pirkti man tos papildus? Su daugumo modelių taip. Su šituo taimyje gal ir nereikėjo. Tai kaip žiūrim gal paskutinę detalės paskutinės, nes čia modelis, kuriam, manau, komentuoti daug nereikia. Aš nežinau, kaip jisai rinksis, bet kiek teko girdėti, jis renkasi taip pat gerai, kaip jisai atrodo. Kaip bus iš tikrųjų, aišku, matysime kažkada ateityje. O dabar turiu aš jums viso gero. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.